Kodėl sveikatos srityje Lietuva pasirinko bendrą kelią ne su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, bet su Rusija ir Kinija? Lietuva iš viso susipainiojusi. Kalbėtojams už nugaros visą laiką buvo Rusijos vėliavos spalvos, kol po mano antros ar trečios pastabos Rusijos vėliavos spalvos pagaliau buvo perskirtos. Pakalbėkime apie cenzūrą susijusią su Pasaulio sveikatos organizacija. Apie cenzūrą, kuri iš LRT persikėlė į Seimą. Prieš beveik 2 savaitės, gegužės 7, čia turėjo būti pusvalandžio diskusija apie Pasaulinės sveikatos organizacijos pandeminę sutartį. Surinkus bent 10% Seimo narių sąrašus, ji privalomai įrašoma į darbotvarkę. Deja, Seimo vadovybė nusprendė, kad šitas klausimas nėra ypač svarbus. Vienas net pasakė, ministrai daug ką pasirašinėja. O tai palaukit, Lietuvai nereikės tos sutarties ratifikuoti? Cenzūra permušė net 2021 metus, kai rugsėjo 30 kartu su Stasiu Jakeliūnu ir Ignu Vėgėle čia kalbėjome tai, kas valdantiesiems labai nepatiko, bet jie leido kalbėti. Nepaisant to, kad tuo laiku buvo įvesta nuo nacių laikų nematyta diskriminacija. Tik tada reikėjo tam tikrų leidimų vaikščioti šaligatviais, o dabar užeiti į parduotuves. Pasaulio sveikatos organizacijos sutartis, pandemijų sutartis, dalymosi pandemiją galinčiai sukelti sukėlėjai sutartis. Ar mes pagalvojame apie biologinės saugos reikalavimus? Ar pagalvojame apie savo žmonių saugumą, kad ta sutartis gali sukelti panašias pasiekmes, kaip jau matėme prieš kelis metus? Ar pagalvojame apie skaitmeninius tapatybės dokumentus, kurie veda prie Kinijos komunistų partijos sugalvotos socialinio kredito sistemos, kai į vieną dokumentą galima sutraukti viską, ką žmogus šneka, kur jisai dalyvauja, kuriam komunistų partijos nurodymui galbūt nusižengė. Ir tada nuo to priklauso, kiek kainuoja paskola banke, arba gal tave kur nors lengviau įleis ar sunkiau įleis. Toliau cenzūra. Ji yra ir pandemijų sutarties komponentas. Puikiai prisimename, kad tada YouTube ir daug kas darė cenzūrą. Viskas, kas netitinka PSO rekomendacijų, buvo dezinformacija. O PSO ištisai melavo. 2020 sausį. Jie sakė, ne, žmogaus neužkrečia koronavirusu. Skrydžių riboti nereikia. Pradėjo riboti tada, kai jau buvo vėlu. Karantinai atnešė daugybę ekonominių nuostolių ir mirčių. Europoje 2 šalis išvengė šito absurdo – Švedija ir Baltarusija. Vakcinacijos srityje Europoje PSO absurdams geriausiai pasipriešino 2 – Ukraina ir Bulgarija. Tai va, anot Dulkio, Ukraina nepasistatė ugniasienės, tai Rusija ir užpuolė. Ar mes norime savo nacionalinį suverenitetą atsiduoti organizacijai, kuri daugiau kaip 80% lėšų gauna iš privačių investuotojų? Ar žinote, iš ko daugiausiai pinigų gauna PSO po to, kai pasitraukė Jungtinės Amerikos valstijos? Taip, nenustebkite. Tai ne Kanada, ne kažkas. Tai Bill and Melinda Gates Foundation. Tai negi Lietuva, nesusimastydama, sveikatos politiką atiduos į privačių investuotojų rankas.